eating an empanada actually. Labukas pasirinkom vėl atostogas Ispanijoje antrą vasarą iš eilės, nes kartu norėjom apžiūrėti kelis miestukus prie jūros Mursijos regione, galbūt netolimoje ateityje persikėlimui gyventi. Labai myliu Lietuvą ir pati gyvendama Lietuvoje jaučiuosi išties gerai, tačiau mūsų šeimos gyvenimas Lietuvoje nesiklosto taip, kaip aš tikėjausi ir norėjau. Kai vienas iš šeimos narių nesijaučia gerai ten, kur gyvename, anksčiau ar vėliau tenka apie tai kalbėtis ir ieškoti sprendimų. Kartais gyvenimas mus pastumia priimti sprendimus, kurių galbūt nebūtume rinkęsi, jei viskas būtų klostėsi taip, kaip planavome. Bandžiau įsivaizduoti savo gyvenimą čia Kartagenoje. Šis miestas man labai primena gyvenimą Maltoje. Todėl atrodo, kad integruotis čia neturėtų būti sunku. Vis dėlto turiu pripažinti, kad priimti šį sprendimą šį kartą man yra išties sunku. You don't have glasses, babe. None of us have glasses. Gracias. Baby chino. I got another cookie. Ok, turime mes laukti savo naujo butelio. Labuka, tai mes dar kartą. I cannot, it's so funny with this. What? It's so funny, like, when I'm filming and this daddy's feet and they're like chilling. Labuka, tai mes vis dar esam Kartagenoj, blemba, prijuokino, nes bandau įrašyti video ir Gidžermo čia leidžia visokius garsus, eidanas irgi vienu žodžiu, va, čilas. Iš pradžių 5 naktim užsisakėm, nusprendėm prasitęsti savo viešnagę Kartagenoj. Tai dar pasiėmėm 2 naktim. 2. Nebemoku šnekėti 2 naktim. Ir ką šiandien yra šeštadienis. Važiuosim į La Mangą. Tai va, aš jau pasiruošus su suknyte, šiek tiek pasidažius. Reikia gal kokių gražių nuotraukų pasidaryti. Nežinau. Gal kažką pafilmuosiu, bet šiaip tenais pagrindinė vieta turbūt ką pamatyti, tai yra gražūs paplūdimiai. Tai va, tai šiandien aplankysim La Mangą, kažkur už pusę valandos mūsų autobusas, iki La Mangos važiuosim apie 45 minutes. Tai va, pasimsiu jūs kartu, o šiaip, ką jau jaučiasi man, tai toksai nuovargis, nes iš tikrųjų tas karštis ir realiai visas dienas nuo atvykimo kažkur lekiam, veikiam kažką, ta prasme daug labai aktyviai leidžiam laiką, tai jaučiasi jau toksai nuovargis, tai va, tai žiūrėsim, dar nesu apsisprendus, bet greičiausiai aš grįšiu Lietuvą anksčiau ir Gidžermo su mažum važiuos aplankyti jo giminės, nes jie iš tikrųjų nuo mūsų labai labai toli. Tai va, o mano vaikas tai yra kūrėjas menininkas, tai jam svarbiausia turėti žirkles, popieriaus, pieštukų, flamasterių ir jisai kuria.
ane Zuiki? Ir net nelabai niekur jam reikia čia explorint varyti, nes tiesiog arba būti prie jūros, arba kurti. Ane Zuiki? Man patinka kurti ir eiti į jūrą. Atsisuk. Va, kūrėjas čia visokius jisai kuria. Ir visgi iki Lemangos mes nedavažiavom, nes ši moteris, kuri pardavė mums bilietus, rekomendavo išlipti anksčiau. Yra Cabo de Pajos, toks mažytis miestukas, kur labai gražus paplūdimys, todėl nusprendėm jos paklausyti ir tikrai nepasigailėjom ir nenusivylėm. Tuoj priprasiu prie šio karščio. Tai aš tai buvau pasiruošus, visi buvom pasiruošę eiti iki ten, iki to pačio miestelio, kur tas žiburys. Bet karštis belė koks, pamatėm paplūdimį ir sakom, kad privalom išsimaudyti. Cabo de Pajos paplūdimys nuostabus, tikrai nuostabus. Vanduo žydras, skaidrus. Mums labai patiko, praleidom ten tikrai kokias 4 valandas paplūdimyje ir nusprendėm dar eiti iki miestuko. Yra labai asmeniškų priežasčių, kodėl vėl palikti Lietuvą ir emigruoti man yra sunkus sprendimas. Tačiau ar įsivaizduoju savo gyvenimą čia, prie jūros, palmių, kur šilta ir daug saulės? Žinoma, kad įsivaizduoju. Pradėti naują gyvenimo etapą svetimoje šalyje man nėra visiškai nauja. Jau esu ne kartą atvertusi naują savo gyvenimo knygos puslapį svetimoje šalyje. Būdama 19 išvykau į Angliją, paskui gyvenau Maltoje, vėliau Kolumbijoje. Todėl pati mintis apie gyvenimo pradžią Ispanijoje manęs negąsdina. Manau, kad labai daug priklausytų ir nuo mano pačios požiūrio. Nuo to, kaip pažiūrėčiau į naują gyvenimo etapą, kiek būčiau atvira naujoms patirtims, žmonėms ir galimybėms. Juk nuo mūsų mąstymo ir nusiteikimo labai priklauso tai, kaip mes išgyvename savo gyvenimą.